renkamės kalbėtis taip pat apie ypatingai svarbią temą, apie mūsų aplinką. Kodėl? Todėl, kad padėtis tapo kritiška, jinai tapo nevaldoma. Diena iš dienos mes skaitome ir girdime ir matome žiniasklaidoje apie skandalingiausius faktus, apie valdininkų korupciją, apie pinigų galią prieš įstatymą aplinkosaugoje, kultūros pavelde. Mes matom, kaip griaunamos, žalojamos mūsų šimtmetinės kultūrinės vertybės. Aplinka, mes priėjom tokią ribą, aš pacituosiu mano kolegą Andrių Kubilių, kuris pasakė, ši sistema neveikia. Jeigu sistema neveikia, ją reikia išsprogdinti ir kurti naują. Kai kalbam apie aplinką, tai šalia tokių paprastų žodžių kaip neteršk ir neįkvok, yra dar vienas paprastas žodis - nebjaurok. Norėtųsi, kad paliktume bent jau mažiau bjaurasties. Jeigu galim susitarti dėl minimumo, bent jau nedaugiau bjaurasties. Iš esmės mes turime kurti tos aplinkos arba aplinkosaugos gyvenimo etiką. Iš tikrųjų, to realaus gyvenimo ir tų sprendimų įgyvendinimo etiką. Ir čia, aš manyčiau, iš tikrųjų su ta aplinka reikia stengtis daryti kuo mažiau kompromisų. Mano požiūriu, iš esmės tai yra konfliktas ne tarp aplinkos ir ne tarp žmonių, bet tiesiog yra konfliktas tarp žmonių. Svarbiausia - užkirsti kelią tam konfliktui tarp žmonių interesų grupių. Jeigu norime iš tikrųjų pradėti rimtą pertvarką, kuri iš pamatų supurtytų gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, reikėtų padaryti 3 dalykus. Pakoreguoti Lietuvos konstituciją ir ten parašyti tiesą, kad Lietuvoje valstybė kuria ne tauta, bet Maxima, smulkesnio kalibro prekybininkai ir nomenklatūra. Antra iš pataisų būtų pakoreguoti Europos žemėlapį ir pasakyti tiesiai šviesiai, kad Lietuva nėra Europoje, nes Lietuvoje įmanoma teisti žmonės už tai, kad jie kreipiasi į teismą. Lietuvos kino teatro pavyzdys ir jis nėra vienintelis. Ir trečia korektūra būtų pakeisti valstybinio apdovanojimo sistemą ir šviesiai tiesiai pasakyti, kad kultūros paveldo ir gamtos paveldo naikinimas yra nuopelnas. Įsteigti tokį ordiną. Kitas kelias yra iš pamatų susprogdinti šitą dabartinę supuvusią sistemą, kurioje nėra jokios kontrolės, nėra nepriklausomo ekspertavimo ir padaryti reformą kultūros ir gamtos paveldo apsaugoje. Noras turėti žemę vertingiausiuose, tai yra saugomose teritorijose, yra labai didelis, nenoras laikytis apribojimų taip pat didelis. Noras arba veržimasis į vandens telkinių pakrantės, noras statytis miškuose vyrauja. Vis dar turim problemų su savavališkom statybom ir su iškreiptu kaimo turizmo supratimu. Šitoj nuotraukai, kurį jūs matote, čia yra įregistruota kaip pirklinė valtis. Jeigu jums panašiai ją, tai siūlom įsigyti. Įstatymų nuostatos turi būti taikomos vienodai visiems savininkams, jokių išimčių negali būti, tokios išimtys nėra numatytos teisės aktais, tačiau pavyzdžių turime kitokių. Šiais laikais būti principingu iš tiesų yra pavojinga, nes jeigu turi palaikymą yra gerai, jeigu ne, aišku, turėsi problemų, gali nebelikti norinčių dirbti visuomenės interesui. Nes tai nėra nei populiaru, nei naudinga. Mes nuolatos susidurime su politiniais spaudimais. Lietuvoje, ko mums trūksta, tai vis tik stuburo valstybei sugrąžinimo, kuris yra išlaužytas per eilę metų, ir vertybinių nuostatų atkūrimo, nes vis tik tai mes esame aplinkos dalis, formuoti ilgą laiką, visi turim tą dūšioje paveldą tiek gamtos, tiek kultūros. Šios konferencijos yra tikslas surinkti informaciją, nors jos ir taip daug, bet apibendrinti ją tam, kad pasiruošti, kad rudenį, kada aš tikiu ateis į Seimą žmonės, kurie tikrai rūpinasi aplinkosaugą, paveldų, bus galima netidėliotinai imtis ryžtingų esminių veiksmų. Tai turi būti nepriklausoma paveldosaugos institucija, nepriklausoma kontrolės sistema, turi būti nepriklausomas ekspertavimas, šiandien ekspertizės perkasi verslininkai už pinigus ir tai yra norma, turi būti atkurta tyrimų sistema, nes yra sunaikintos ir matyt tai yra padaryta specialiai tyrimo, restauravimo institucija. Ir turi būti normali
tarnautojų atsakomybę už savo veiksmus, nes šiandien jie Lietuvoje yra nepakaltinami. Ir tikrai nemažai tų žmonių, net ir aukštų pareigūnų iki šiol, turi būtent sulaužytą stuburą. Tai aš nemanau, kad juos reikia sudinti į kalėjimą, bet kažkokiu būdu ieškoti galimybių atkurti jiems žmogišką vertybinį pasaulio suvokimą.